Мои пацаны всегда в строю, даже если падают, то встают. Мы все родом из одного двора, улица научила держать удар. Would you rather have to be 100% honest about everything or constantly lie about everything? I'm already one of those things, and it's the first one. So I would definitely rather be honest than lie. I don't really be lying. I feel like I should lie more. Would you rather be able to teleport or shapeshift? Oh, shapeshift. Because teleporting, just get on a plane. I only feel like I want to teleport like every couple years, but only because of laziness. I feel like shape-shifting is something we can't even begin to do, and I would love to do that. I would love to be a horse. Ooh, I would love to be like a hyena. Hard. Would you rather bring someone back to life or give somebody immortality? Don't nobody want immortality is how I feel. I would absolutely bring somebody back to life. I feel like immortality is hell, in my opinion. In Estonia, we don't say, "Yay, our football team made it to the UEFA Football Championship! Woo!" We say, "We don't play, we only watch." Девочка, стоп, не надо путать шалахо с ламбада. Под окнами твоими серенада звучит от сердца моего девочка. I got your bitch all in these. They know I'm a big boss, got a big boss in this bitch. They know I'm a big talker, have my big body in this shit. Know it's how me, bitch. They never had a pretty girl from Joburg to me now, and that's what they prefer. I don't touch no wheel, cause I got a chauffeur. First class, how I get around the world. Everyone, it's my birthday. Kilometru zero, eu te așteptam pe zebră, dar tu ai ales să mă părești și acum nu mai e nicio. Nie ma to nie mam nic, nie lubię twoich
tych łez masz być zawsze uśmiechnięta. Pamiętaj, że każdy uczy się na błędach. Mów do mnie co chcesz, dla mnie jesteś najpiękniejsza. To właśnie ciebie zaprosiłem do mojego serca. Догнала, поймала его. Стоит, губы трясутся. Сказала и закивал. Закивал головой-то, закивал. И молчит. Послезавтра ждет. Не пойду. Ты чё? О! А ничего. Ишь ты, какой ходок на курортах оказался. Я-то сначала дурой пожалела, а теперь нет, ничего, дорогую себе найдет. Selam. Ne diyeceğim burada? Cəmi atışmalarına olan belediye geçen gelişmesi göstərirəm. Elimizin açısından əldə olaraq rəngləri var və oxuşu çox möhtəşəmdir. Bir hissəsi kaset modeldir. Arada hissəsi olaraq rənglərimiz I don't wanna wake, I don't wanna sleep, I don't wanna suffocate, I don't wanna breathe, I don't wanna drown, I don't wanna sink deep, deep down to the bottom of the sea. Подойдите к ним, скажите те слова, которые мы забываем говорить каждый день. Я тебя люблю, прости меня. Ержеттім міне балам, саған енді тірі болам. Маған керегі көздерің қойшы мыңдаған аяулы менің анам. Ержеттім міне балам, саған енді тірі болам. Маған керегі көздерің қойшы мыңдаған аяулы менің анам. Меня мама дома там дожидает, а я тут ребятню одни дни прожигаю. Я по лицу врагам дам, напинаю. Тут уличный закон канает, это жизнь такая. Hoş görüşü dostları, kardeşleri, salamlayan dostları, kardeşleri. Yaşıl badı üreydi Cəllabadda, yaşıllığı bəzeydi Cəllabadda. Yaşıl badı üreydi Cəllabadda, yaşıllığı bəzeydi Cəllabadda. Çoxusu bu elde qəhranandır, gid yaradanam bizim məkandır. Belə də anar Cəllabaddı zavanda, hava arxa direydi Cəllabadda. Yaşıl badı üreydi Cəllabadda. Düşedim bu meydanda mən varam, ən birinci tərlana minnətdaram. Biz sunar xadireydi Cəllabadda, biz sunar xadireydi Cəllabadda. Yaşıl badı üreydi Cəllabadda. Yaşlıları hörmətli, izzətlidir, uşaqlar gələcəkdi Cəllabadda. Burada qardaşların çoxu qazidir, vətənə olar köməkdi Cəllabadda. Vətənə olar köməkdi Cəllabadda. Qazilərə canımda qurban mənim, unutmaq nə deməkdi Cəllabadda. Vardı nə qərtə şəhid övladları, görək hər biri bəydi Cəllabadda. Görək hər biri bəydi Cəllabadda. Gör neçə az yaşlı uşaq burada, hər biri pak mələkdi Cəllabadda. Hər biri pak mələkdi Cəllabadda. Şairə hər yerdə dəyər var, amma meyxana başqa şeydi Cəllabadda. Meyxana başqa şeydi Cəllabadda. Duz çörək kəsməyin nə mənası var? Əsası düz çörəkdi Cəllabadda. Əsası düz çörəkdi Cəllabadda. Hər tərlan mənim təsdiq edər növbəti.
torpağının sərvəti kartoflu ciyəleydi cəllaba. Kartoflu ciyəleydi cəllaba. Cənub həmişə hörmətli olubdu, hər bir tərəfdə şöhrətli olubdu. Bu torpaq çox bərəkətli olubdu, bu torpaq çox bərəkətli olubdu. Təbiyyət nə qəşəngdir Cəllabadda, təbiyyət nə qəşəngdir Cəllabadda. Dostlar arxa dirəkdir Cəllabadda. Söz deyir, bizim torpaqdır hörmətli söz deyir. Sözlə büyün əleydi Cəllabadda, söz əliyən əleydi Cəllabadda. Büyün əzə gəleydi Cəllabadda. Mokytojai ir moksleiviai vos užbaigę mokslo metus su nerimu laukia kitų. Ministerija pernai žadėjo atnaujinti dalį vadovėlių, tačiau mokyklų jie taip ir nepasiekė. Maža to perspėjama, kad fizikos, chemijos, biologijos ir dalies matematikos vadovėlių nebus ir ateinančiais mokslo metais. Tiesiog nėra kam vadovėlių rašyti. Domantė Slavinskaitė plačiau. Pagal atnaujintą švietimo programą pernai rugsėjį be dalies vadovėlių mokytis pradėjo nelyginės klasės. Šį rugsėjį programa bus atnaujinta lyginėms klasėms. Kad visi vadovėliai mokyklas pasieks šiemet jau nebežadama. Pernai ypač trūko matematikos vadovėlių. Šiemet jų neturės 8-okai ir 12-okai. Vienu metu mes kartais dirbdavom iš 2-3 vadovėlių. Negana to, temos buvo ne visiškai tinkamai išdėstytos pagal naujasias programas, todėl mums reikėdavo fragmentus paimti iš atskirų temų. Papildomos literatūros pagal atnaujintas programas tikrai trūksta, užduočių trūksta, kontrolinių darbų rengimas visas gula ant mokytojo pečių, nes negali pasinaudoti jokiais ankstesniais darbais. Ministerija teisinasi, kad žadėti atnaujinti vadovėliai neatsirado, nes jų reikia išleisti apie 3 milijonus, o vadovėlių autorių masiškai trūksta. Ekspertų grupės yra suburtos, tik tai jos tiesiog fiziškai nėra pajėgios vienu metu rengti, pavyzdžiui, vadovėlį 8, 9 ar 10 klasiai. Tai yra iš esmės jos parengė vienai klasiai, imasi naujo vadovėlio rinkimo aukštesniai klasiai. Pernai mes išleidom 5 klasę, lietuviškus ir lenkiškus. Šiemet jau leidžiam 4 klases, tai kaip minėjau, 5, 6, 7, 9 ir 10. Tai pasistumėjom gerokai. Matematikos vadovėlius leidžia tik 2 leidyklos iš 4. Gerų autorių skaičius toks rinkoje, kad galime ant vienos, kartais geriausiu atveju ant 2 rankų pirštų suskaičiuoti. Taip kad, jeigu tie, kurie yra žvaigždės, jie rašo vadovėlius konkurentam, užsiauginti žvaigždės irgi reikia laiko, o rašyti bet ką, tikrai mes nenorim. Leidėjai atkreipia dėmesį, kad vadovėlių problema atsirado ir dėl kitos priežasties. Programos buvo patvirtintos vėlai, mes visi žinom, dėl to vėluoja vadovėliai, tai jeigu dar paimsim nepatyrusią autorių, tai paskui patiems bus labai gėda. Anot ministerijos, nuo šio rugsėjo moksleiviai jau turės atnaujintus lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos, geografijos vadovėlius. Be vadovėlių dar kurį laiką teks mokytis fizikos, biologijos ir chemijos. Tai yra visokių pseudo, tokių aiškintojų, kad laikai pasikeitė, vadovėlių nebereikia, vaikai mokosi iš bet kur, iš interneto, iš ko tik nori. Ne, niekada nesutiksiu. Ministerija ramina, kad vietoje vadovėlių mokytojams suteiks daugiau egzaminų ir tarpinių patikrinimų pavyzdžių. Kad mokytojai matytų įvairovę ir kokio tipo yra klausimai ir kokio tipo užduotis, tai tas iš tiesų padeda mokytojui jausti ritmą, kokiu ritmu, kokiu tempu, kokiu gyriu jam tam tikras temas reikėtų mokyti. Paskutinį kartą ugdymo programa buvo atnaujinta prieš 16 metų. Anot ministerijos, tada nauji vadovėliai buvo išspausdinti per 4 metus. Panašus laikas numatomas ir šį kartą. Žadama, kad visi reikiami vadovėliai atsiras iki 2026-ųjų. Jiems įsigyti ministerija šiemet skiria beveik 24 milijonus eurų. Domantė Slavinskaitė. Sarışsın Adana